Šiandien pirmas podcast'o epizodas, kuriame šnekinsiu Elvyrą, kuri yra verslo psichologė, sąmoningo verslo ir finansinio augimo mentorė ir taip pat verslo konsteliacijų specialistė, kuri padeda žmonėms ir verslams atkurti santykį su pinigais. Ir būtent dėl to, kadangi šiais laikais pinigų tema yra visiems svarbi, taip pat tenka girdėti tiek iš mano klientų, tiek Elvyra dalinasi apie savo klientus, kaip žmonės praranda stabilumą, iš to atsiranda nerimo jausmas. Tai šiandienos podcast'e mes būtent ir kalbėsime apie tai, kaip mūsų vidinė būsena kūrė mūsų realybę, kokie yra visatos dėsniai, ar galima juos apgauti, taip pat dar Elvyra live gale pasidalins praktiką, kaip pajausti savo finansinę talpą, praktiką su pinigais. Tai dabar noriu pakviesti į eterį Elvyrą. Sveika, Elvyra. Sveika. Gerai, tai Elvyra, malonu, kad skyrei savo laiką prisijungti į mūsų pirmąjį podcastą, kuris bus labai vertingas mūsų auditorijai. Tikslas yra edukuoti, suteikti daugiau informacijos, plačiosios informacijos apie pinigus, kadangi aš taip pat pradėjau domėtis metafiziniais reiškiniais, kaip visa tai įtakoja versle tam tikrus dalykus, kaip, pavyzdžiui, pardavimai, santykis su klientais arba tam tikri įvykiai versle su klientais. Tai vat Elvyra yra šitose reikaluose didesnė specialistė nei aš daugiau per strategijas dirbu, išorinės galiu padėti sustruktūruoti, o Elvyra jau kapstosi giliau, padeda atrasti, kur tas, kaip senoj patarlė, kur šuo yra pakastas. Tai gerai, Elvyra, gal truputį prisistatyk, kas tu esi, kaip tu padedi klientams ir tada keliaukime į pokalbį apie tos pinigus. Jo. Ačiū labai, kad pakvietei, labai smagu čia būti ir dalintis žiniomis. Mes galvoju, kad mes turime dalintis, padėti vieni kitiems, ypatingai šiais laikais, kur daugelis turbūt užduoda savo klausimus, kodėl yra taip, kaip yra, kokie yra visatos dėsniai, kodėl mano gyvenime yra būtent taip, kodėl galbūt čia Dievas ar kažkokia jėga mane skriaudžia. Ir aš būtent padedu suvokti, kas tai yra per jėgos, kaip yra sutvertas mūsų gyvenimas, kokie yra dėsniai, bei žinoma, dirbu kaip psichologė su verslais, padedu atkurti santykį su pinigais, bei suvokti, kodėl būtent taip vyksta įvykiai versle ir kodėl verslas nejuda arba yra kažkokios stagnacijos vietoje. Gerai. Tai šiandien galvojam dar su Elvyra, kokiu principu čia daryti pokalbį. Tai aš užduosiu keletą klausimų, o jau Elvyra iš tėkmės dalinsis, nes iš tiesų nenorime vadovautis tam tikrą griežtą struktūrą, jeigu eis tam tikras srautas akcentuoti tam tikrą informaciją, tai apie tai ir dalinsis. O jūs kviečiame aktyviai irgi įsitraukti į podcastą, jeigu kils kokių klausimų, tai live gale galėsite užduoti klausimų. Tai man labai įdomu, kodėl kai kurie žmonės staiga praranda pajamas, finansinį stabilumą ir ypatingai tai aš pradėjau girdėti 5 metų ir ypatingai aštriau pradedu girdėti 6 metais iš savo klientų. Ir tai atitinkamai kelia nerimą, tam tikrus lūkesčius bei iliuzijas, kurios labai prasilenkia su realybė. Tai kokia yra tavo nenuomonė, o ką tu apie tai galvoji? Visų pirma, reikia suvokti, kad mūsų pasaulis keičiasi pastoviai. Ir tai, kas dabar vyksta pasaulyje, tai yra pasaulio metamorfozė. Ir automatiškai mes esame šito pasaulio, šitos planetos dalis. Ir jeigu keičiasi dalis, o mes esame energetiškai susiję ir gyvename joje, tai automatiškai metamorfozės pokyčiai vyksta ir su pačiu žmogumi. Ir ne tik su žmogumi, bet ir su verslu,
kaip žmogaus dalimi, nes aš tikiu ir iš savo darbo patirties, kai mes darome konsteliacijas, aš tikiu, kad verslas yra gyvas organizmas, kaip vaikas savo kūrėjui žmogui ir su juo galima kalbėti. Tai verslai, pinigai, visos mūsų gyvenimo sferos iš tikrųjų, santykiai taip pat, jie patiria tam tikras metamorfozes arba pokyčius. Ir kartais, kai žmogus užstringa tam tikroje vietoje, jis nejuda toliau, gali būti praradimai būtent per pinigus, nes pinigai tai energija. Ir labai dažnai žmogus paklausia arba nori suvokti, kur yra mano pinigai, kodėl aš neturiu dabar uždarbio. Bet aš manau, kad būtų geriau pradėti nuo klausimo, o kur jie nuteka, kur aš pradėjau juos prarasti. Nes jeigu mes pradedam juos prarasti, o pinigai tai energija, kaip vanduo, ne? Jeigu mes kažkur atsukome kranelį, jeigu jis yra atsuktas, tai vanduo arba energija išteka ir bėga. Ir visų pirma, reikia uždaryti tą kranelį, suvokti, kurgi įvyko tas nutekėjimas arba kur buvo kažkokia pamoka, kurios aš nesuvokiau. Arba kur aš pažydžiu tą patį gyvenimo dėsnį. Ir čia va klausimą turiu, kad neišsiplėsti toliau, nes norisi ir, tikrai daug žmonių susiduria su tokia tendencija, dirba daug, atrodo, uždirba, netgi aš pati esu dalyvavusi kitose masterminduose, kur jau žmonės generuoja labai aukštas pajamas, bet netgi ir gerai uždirbančios moteris, jos vis tiek išleidžia tos pinigus per tą mėnesį. Ar tai būtų 10 000, ar 5 000, ar 50 000. Ar gali paaiškinti, kodėl taip įvyksta? Kodėl būtent jos išleidžia? Ne, kodėl ir yra tas pinigų nutekėjimas ir nebelieka kaip užanti. Atrodo, uždirbi, o pinigų nėra. Na, priklausomai nuo to, kokia yra žmogaus gyvenimo programa arba scenarijus. Galbūt jis atėjo čia mėgautis ir išleisti viską, galbūt jis neturi užduoties taupyti arba kaupti, bet dažniausiai žmonės išleidžia dėl programų, pasąmoninių dažniausiai. Man pačiai asmeniškai buvo programa, kurią aš suvokiau, nes aš irgi išleisdavau, aš labai daug uždirbdavau, bet aš viską išleisdavau, nes man pinigai, aš to nesuvokiau, bet po to pradėjau domėtis, man pinigai pasąmoniai buvo lygu mirtis. Ir žinoma, tai, kas mums asocijuojasi su mirtimi, mums yra pavojinga ir mes automatiškai norime būtent to atsikratyti, nes galbūt kažkur giminės istorija arba mūsų istorija yra tokia, buvo pavyzdys, kai dėl pinigų žmonės nukentėjo. Todėl aš padarysiu viską, kad tų pinigų pas mane nebūtų. Tai yra irgi mano tikra istorija, tai buvo ir aš ėjau darbą su savimi. Dirbau su mentorė, kad būtent tą programą ir panaikinti, išimti iš savęs. Ir tada pinigai pradėjo užsilikti. O tai ką tada daryti, kaip suprasti, kaip išsiaiškinti, kokie būtų tavo rekomendacijos tokiam žmonėm, kurie susiduria su tom problemom taip pat, bet nesupranta, atrodo, uždirbu, bet tie pinigai kažkur išeina. Ateiti pas žmogų, kuris supranta, kaip išlukštenti ir pasiekti tavo pasąmonę, nes tai irgi yra specialistai, kurie mokinasi, kaip chirurgas, jisai gali biškį tave pradaryti ir pasižiūrėti, kur problema, taip ir būtent psichologai arba terapeutai, mentoriai, kurie suvokia psichikos ypatumus ir gali padaryti tokią energetinę chirurgiją, aš taip vadinu. Ir žmogus negali suvokti problemos tame lygmenyje, kuriame jinai buvo sukurta. Arba, kai man pasakė vieną kartą mano draugė, kai žmogus sėdi vandenyje, jis negali suvokti, ant kiek jis yra šlapias. Ir mes negalime suvokti tos problemos, jeigu jinai yra mumise, mes esame tos problemos dalis. Tai kažkas turi pasižiūrėti iš šono. Ir iš šono visą laiką mes sakome, kad žymiai geriau matosi. Tai specialistai gali būtent tai ir suvokti, pamatyti ir padėti pakeisti. O kalbant apie tą srautą, dabar mes aptarėme tą dalį, kodėl žmonės
kurie uždirba, bet pas juos pinigai neužsilaiko, nes jie juos išleidžia nesąmoningai. O vat ką tokiu atveju daryti, ne tai, kad ką daryti, bet kodėl kai kurių žmonių pinigų srautas taiga sustoja. Ir aš ypatingai tai pradėjau irgi girdėti iš savo klientų, kad pradėjo stoti srautas ir nežino, ką daryti. Na, reikia suvokti, kur vyko įstrigimas. Mes šiandien galėsim tai padaryti ir praktikoje, kiekvienas galės pajausti, kodėl būtent mano pinigų srautas stringa, kur stringa. Kaip sakau, tai yra programos arba paveldėtos programos. Mūsų gyvenime yra tokia, arba gyvenimas padarytas pagal tokius cheat kodus, kaip programoje, pavyzdžiui, žaidimų. Ne? Žmogus praeina tam tikrą etapą ir jam atsiveria kitas etapas ir jam čia atsiveria tam tikras galimybės. Galbūt pagal gyvenimo planą žmogus jau turėjo prieiti tam tikrą savo gyvenimo etapą ir praspręsti kažkokią problemą ir ten atsiveria, kaip Super Mario, ir ten atsiveria kažkoks, jis gauna papildomas galias, pavyzdžiui, ne? Arba ten jam monetos krenta. Ne, tai būtent dėl to. Ir tos problemos gali būti labai labai individualios. Kodėl? Galbūt kažkas tiesiog nutekina savo energiją. Galbūt atėjo ta kritinė riba, kai žmogus nulėja savo energiją, kad ir, pavyzdžiui, daug kalbant, arba neteisingai kalbant, arba vykdant pažadus, ne? Būtent pažadai, mūsų pažadai, kurių mes nevykdome, tai irgi yra tokia materija, kurią mes jau sutarėme kalbant, ne? Jeigu mes kalbam apie tos metafizinius dalykus. Metafizika tai yra tai, kas yra už mūsų suvokimo ribų, to, ko žmogus negali matyti, nes meta tai yra už, anapus, o fizis yra gamta, būtis, materija. Ir mes nematom tų energetinių skolų, arba mes nesuvokiam, kad, pavyzdžiui, pažadėjau aplankyti mamą, bet nenuvažiavau. Bet tas pažadas, jis egzistuoja kaip jau sukurta materija. Žodis išleistas yra energija ir ta energija. Jo, jinai jau gyvena savo gyvenimą ir viskas, kas gyvena savo gyvenimą, nori valgyti. Ne, tai, pavyzdžiui, mūsų užstrigę emocijos, pykčiai, visos negatyvios emocijos, pavydas ir taip toliau, irgi gyvena mumise, užima vietą mūsų gyvenime ir tai reikalauja maisto pastoviai. Todėl mums reikia žiūrėti, kur mes savo energiją sunaudojame, ne, kad pinigų kanalas atsivertų. Tai prasme, tų priežasčių gali būti labai daug ir jos yra labai labai individualios. Tai kaip sakoma, taip patarliai, žodis nežvirblis, atgal nesugausi. Tai mėlėjai, auditorijos klausytojai, ateidžiai, kaip sakoma, galvok, ką galvoji ir galvok, ką sakai į išorę. Kalbant apie tą žodyną, kokie yra tavo pastebėjimai dirbant su klientais, galbūt ne tik pastebėjimai, bet rekomendacijos apie tą žodyną. Kaip kalbėti tada reikia, ką mes jau supratome, kad visų pirma, nekalbėti bereikalingai, nekalbėti tuščiai, kad pažadėjau ir neįvykdžiau. Dar ką sakei, kad neįkvoti savo energijos apkalboms nereikalingoms tuščioms, neapkalbinėti ten draugės ar kolegos ar konkurento, o dar apie tą patį žodyną, kuris formuoja realybę. Kokias tu rekomendacijas galėtum pateikti mums, kokių žodžių galbūt vengti, kurie, jau atrodo iš visatos perspektyvos, kaip kryžius. Aš dar pasakysiu ne tik apie žodyną, bet ir apie mintis. Aš mėgstu sakyti, ne tik pagalvok prieš sakydamas, bet pagalvok prieš pagalvodamas, nes mintis yra irgi materija, irgi yra energija jau išleista. Bet iš kitos pusės, žodynas tai yra žodynas, bet ir mintis, nes mintis labai dažnai žmonės klauso, iš kur kyla mano mintis? Iš kur kyla mano mintis? O mintis kyla dažniausiai iš tų programų, kurios yra mumise. Tai mes mąstome programomis. Ir jeigu mumise yra programa arba kažkokie įsitikinimai, kad pinigai uždirbami sunkiai, arba pinigai tai pavojus, arba tik tai nevoksi, neturėsi, toks irgi populiarus. Tai mes ir mąstome tomis mintimis ir po to iš tų minčių mes ir kalbame, nes aš esu dar psicholingvistė, mano pirmas išsilavinimas yra
filologiją, tai aš jau matau taip kaip žmogus rašo, aš galiu pasakyti jo programas, nes jis ir rašo programomis. Vat, ir mes irgi iš pasąmonės gelmių mes ir kalbame būtent tie žodžiais. O kokių žodžių nevartoti, negatyvių, nes kiekvienas žodis programuoja. Aš dar mokinuosi ir studijuoju būtent universalią išmintį, esu dar universalios išminties edukatorė, studijuoju, analizuoju šventosius raštus, nes būtent išminčiai ir raštuose yra jau užkoduota tai, ką dabar kvantinė psichologija, kvantinė fizika iš tikrųjų įrodinėja ir gauna už tai Nobelio premijas. Tai kurti savo žodžiais, kad žodžiuose kalbėtų meilė ir svarbu net galbūt ne tai, ką mes kalbame, aišku, žodžiai turi reikšmę, bet iš kur, ar mes kalbame iš širdies ar iš proto. Jeigu mes jau žadėjome kalbėti truputį ir apie visatos dėsnius, tai vienas pagrindinis visatos dėsnis tai yra meilės dėsnis. Ir protas tai ego, protas tai ego, o širdis tai yra meilė. Jeigu mes kalbame iš širdies, mes visą laiką kūrėme. Mes kūrėme ir iš širdies yra tas posakis, aš tau sakau iš širdies. Tai jeigu mes kalbam iš tikrųjų iš širdies, jeigu mes savo sąmonę nukreipiame į apačią, tai mes tada... Į apačią širdį ar į tą apatinę širdį? Į dvasinę širdį, nes yra mūsų fizinė širdis kaip organas, bet yra mūsų dvasinė širdis. O kur tai yra? Krūtinės centre, ne? Ai, čia, ne? Jo, tai nėra anahata. Tai nėra anahata, tai nėra širdis čakra. Ir iš tikrųjų toks įdomus faktas, kad kai embrionas vystosi, pirmas organas, jis turbūt yra svarbiausias mums duotas, yra būtent širdis. Bet irgi kiekvienas organas turi savo energetinį prototipą ir būtent širdies energetinis prototipas yra būtent dvasinė širdis. Tai bet dar grįžkime atgal, tu paminėjai, mes kalbėjome apie tą žodyną, kad mintys taip pat turi reikšmę, tai atsiminkite, prieš kažką pagalvokite, ką galvosite. Ir iš kur mes galvojame, ne? Jo, tai iš čia išeina tas būtent priežasties pasiekmės dėsnis versle ir gyvenime. Ką galėjai apie tai pasakyti, kas svarbu išsinešti apie tą priežasties pasiekmės dėsnį, nes aš tikiu, galbūt ir esu įsitikinusi, kad dauguma mūsų žmonijos gyvena nesąmoningai daro veiksmus, nesąmoningai pagalvoja, nesąmoningai kažką pasako, atitinkamai vėliau gauna rezultatą, ar ne? Taip. Tai vat žmonės sako, kodėl pasaulis yra toks neteisingas, kodėl su manimi vyksta tam tikri dalykai, bet jeigu mes pagalvojame, o ką mes skleidžiame į pasaulį, kur mes pažeidžiame dėsnius, nes būtent prieš tos dėsnius kažkaip neišsisuksi nuo jų, nes jie yra iš tikrųjų mumise, yra būtent mumise tokia savibalansuojanti sistema. Ir vienas irgi iš pagrindinių dėsnių tai yra balanso dėsnis. Balanso ir atoveiksmų dėsnis, būtent tas karmos arba priežasties ir pasiekmės. Ir mes atitinkamai gauname tai, ką mes patys skleidžiame. Ir jeigu mes norime geresnių, tokių pozityvesnių, tas geresnis galbūt nelabai tinka, pozityvesnių įvykių, kurie mums patinka, pradėti vibruoti tame lygmenyje, kalbėti taip, elgtis taip, elgtis taip su kitais, kaip tu nori, kad su tavimi būtų elgiamasi. Jo, o pabėgo mano mintis dabar. Mes kalbėjome apie tos visatos dėsnius, ar ne? Tai bet kaip būtent turėti tą finansinę gausą kiekvienam žmogui vadovaujantis visatos dėsnis, nes asmeniškai mano jau protas yra raizgalynėje dėl to, kad atrodo, kuo daugiau aš domiuosi į tuos dalykus, nes aš, ypatingai esu dabartinėme tam procese, kai gaudau savo fizinius, tą priežasties pasiekmę. Ir visatos dėsnis. Atrodo, norisi gyventi pagal tos dėsnius ir jau netgi šiandien, paskui man jau atsibodo žaisti pagal visatos taisyklės. Nes aš nežinau, nes atrodo feilini. Tai kokie yra per finansinę gausą, kokie yra esminiai tokie dėsniai, kurių tu rekomenduotum kiekvienam vadovautis? Finansiniai dėsniai.
Reikia, jeigu kalbant apie finansus, reikia suvokti, kas yra pinigai. Ne? Pinigai yra energija visų pirma. Pinigai yra energija. Jeigu mes norime pinigų, mes turime turėti daugiau energijos. Nes viskas prasideda nuo energijos, viskas prasideda energetinėme lygmenyje. Ir dar vienas visatos dėsnis, vienas pagrindinių, tai yra vibracijos dėsnis. Mokslininkai jau yra įrodę, pavyzdžiui, aš žiūriu dabar į telefoną, ne, jis atrodo mums kietas objektas, ne, o bet jisai iš tikrųjų, jeigu tu jį po mikroskopu padidinsi, tos dalelės ten juda. Ir viskas mūsų gyvenime vibruoja. Ir žmogus irgi turi vibruoti ir pildytis energiją. Ne? Tai ir mes esame talpos, ne, mūsų biolaukas yra būtent ta talpa, į kurią įeina energija. Todėl jeigu mes norime sėkmės piniguose, finansuose, tai mums reikia didinti savo finansinę talpą, pildytis energiją, žiūrėti, kas mane pripildo ir daryti daugiau veiksmų, kurie mane pripildo. Pavyzdžiui, man patinka eiti vaikščioti arba skinti gėles lauke, arba vaikščioti miške, arba būti saulėje. Man nepatinka eiti pas kaimynę, kuri ten pikta ir ten kažko prašo. Nu tai neik, nes jeigu tu eini, darai kažką prieš save, tu tą energiją tiesiog kaip kranelį atsuki, tu ją išlieji. Ir būtent irgi mūsų negatyvios emocijos, juos užima irgi mumise tą vietą. Todėl būtent energetinė švara. Energetinė švara, man tai yra pagrindas, kuris, nuo ko prasideda finansinė gausa. Ir po to, aišku, suvokti savo įsitikinimą, suvokti savo programas ir suvokti tą scenarijų, kuriame tu gyveni. Jo, bet, pavyzdžiui, logikui žmogui yra sunku pagauti tuos dėsnius ir kaip apie tą vibraciją, mintis, nes mintis jos nuolatos bėgioja ir atitinkamai jos kūrė tą realybę, nes jos irgi skleidžia savo dažnį. Tas dažnis pritraukia situacijas, žmonės, įvykius. Kaip tada išlikti stabiliai, kai išorė tavo nestabiliai, mes visi matome, kas vyksta dabar į gyvenime. Atitinkamai, nenori, žmogus įkrenta į nerimą, stresą. Kaip tada žmogui išlaikyti tą vidinę ašį, ramybę, išlikti stabiliai, nepriklausomai nuo to, kaip keičiasi jo gyvenimas, ar tai pasauliniu mastu, ar jo asmeniniu mastu. Pavyzdžiui, sumažėjo pajamos, jam iš karto šokas. O Dieve, ką daryti, kokios rekomendacijos būtų? Jeigu mes jau palėtėm tokias temas kaip pasaulio įvykiai, pasauliniai įvykiai ir tai, kas vyksta išorėje, labai dažnai, ypatingai pasaulinė arena, ypatingai tai, kas dabar vyksta artimuosiuose rytuose, tai yra tam, kad paimti mūsų fokusą ten ir mūsų energiją, nes jeigu mes paimam ir galvojame apie tai, ten skrolinam, žiūrim, kokios ten naujienos išėjo, mes kur mūsų fokusas, ten mūsų energija. Ir būtent tai, kas vyksta pasaulinėje arenoje, tai yra tam, kad surinkti iš žmonių būtent jų potencialą ir energiją. Ir jeigu mes nerimaujame, tas nerimas tai yra tokia kaip atvirkštinė malda. Nerimas, baimė tai yra tokia atvirkštinė malda. Ir labai dažnai mes daugiau bijome už save ir už kitus žmonės, negu mes juos mylime. Todėl dabar geriausias slėptuvė, jeigu taip galim pasakyti, ar tiesiog mūsų širdyje, jeigu mes esame savo širdyje, jeigu mes skleidžiame meilę, mes žinome, mes būsime saugus tiesiog. Saugus, aišku, tai galbūt sunku suprasti, ypatingai logikams, bet irgi dažniausiai pasikartojanti frazė Biblijoje to pačioje, kuri kartojasi 365 kartus, nebijok. Nebijok, aš su tavimi. O kodėl būtent 365 kartai Biblijoje viskas kažkaip pašifruota, nes negalėjo palikti taip atvirų tekstų. Netgi tai, kad kiek dienų metuose 365 ir būtent ta frazė nebijok. Baimė mūsų lauką, mūsų indą tiesiog sutrukinėja ir jis tiesiog plyšta ir visa energija mūsų išsilieja tiesiog.
Ir būtent jeigu mes jau kalbame apie pasaulinius įvykius, kas turbūt dabar labai aktualu, tai mes paimam tiesiog savo energiją ir atiduodam, būtent mes maitinam, kiekvieną kartą į kažką fokusuodamėsi, mes maitinam tą, į ką mes fokusuojamės. Todėl tą patį žiūrėti. principą taikyti, jeigu vyksta tam tikri išoriniai pokyčiai, kurie žmogui nepatinka asmeninėme gyvenime arba versle. Versle irgi taip pat, ta prasme, reikia ieškoti priežasties, kodėl taip įvyko. Verslas ar kūnas, ar bet kokia sukurta, ar tai mintis paleista, ar materija, ar kažkoks pažadas, jis jau pradeda gyventi savo gyvenimą. Ir būtent verslas arba pinigai, jie turi savo sąmonę, mes praktikoje ir pakalbėsime, kodėl dar svarbu būtent kalbėti su savo pinigais, nes ten, kur mes žiūrime, į tai, ką mes žiūrime, žiūri į mus. Toks paprastas dalykas. Ir jeigu mes žiūrime į savo pinigus, savo pinigų kanalą, jis pradeda žiūrėti į mus. Mes jį energetiškai savo mintimis tarytum kutename ir taip būdiname, žadiname gyvenimui. Todėl geriausia, ką galim padaryti dėl savo finansų, tai būtent kalbėtis su jais, kalbėtis, suvokti, suprasti, nes mūsų pinigai, mūsų verslai turi savo poreikius ir mes, kaip ir kiekvienas žmogus, turi poreikius. Ir jeigu mes tos poreikius išpildome, jie pradeda su mumis žymiai geriau bendradarbiauti ir neša pelną ir tarnauja mums, nes kur mes fokusuojamės, ten tas fokusuojasi į mus. Gerai, tai vat, kadangi mūsų live podcastas vadinasi Kaip pritraukti pinigus 26 metais ir dauguma, kas domisi tai sąmoningumo temomis, žiūri YouTube, kitų žmonių pokalbius, tai žino, kad vyksta transformacija tų pačių pinigų ir uždirbimo būtent dalykas, kaip pinigai ateis. Ir sakyčiau, dabar vyksta tie lūžio metai turbūt. Tai kokie yra, kadangi tu esi daugelių sričių specialistė, daug dalykų išmanai ir tai apsijungia į vieną tokį brandolį, tai kokie yra tavo ne tiek rekomendacijos apie tą pinigų pritraukimą, ką tu gali pasakyti, kaip jaustis stabiliam, saugiam, nes čia yra esminiai mūsų poreikiai, dėl ko mes ir norime tų pinigų, saugumo jausmas lygu pinigai, bet jeigu pinigų pas žmogų nėra, jie kažkur dingsta, atsiranda nerimo. Tai ką daryti žmonėm, kaip tos pinigus pritraukti, jeigu tai yra energija? Ok, visų pirma, 26 metai, jeigu taip žiūrėti iš numerologinės pusės, jeigu mes sudėsime visus skaičius, 2 + 2 + 6, tai 10, 10, taro irgi, ne, taro arkanus arba taro energija, tai yra būtent fortūnos ratas, ne, tai patys 26-ieji, jie labai tokie fortūnos, ne, bet tokio atoveiksmo, ne, koks žmogus tu buvai, ką tu transliavai iš savęs, tą tu ir gausi. Ir 26 metais, ir dabar būtent kovo mėnuo, nes būtent Venera yra savo egzaltacijoje, o Venera tai yra grožio, šiandien dar penktadienis Veneros diena, tai Venera dar kovo mėnesį yra savo egzaltacijoje, todėl būtent labai labai gerai dirbti su pinigais, su grožiu, fokusas į grožį ir į pinigus. Ir būtent kaip pritraukti, žiūrėti, kur jie dingsta, nes energija teka visą laiką. Aš kadangi studijuoju universalią išmintį ir ten yra sakoma, mes esame indas ir energija, mes esame indas, kaip šitas puodelis, pavyzdžiui, ir energija, ne, saulė visą laiką šviečia ir saulė visą laiką duoda. Bet mes turime turėti suformuotą indą, kad ta energija užsilaikytų. Ir energija visą laiką šviečia, saulė visą laiką šviečia energija, Dievas kiekvieną dieną mums duoda energijos naujai dienai. Bet jeigu mes ją nukreipiame ne ten, jeigu mes, svarbiausia žiūrėti, kur mes ją išleidžiame. Na ir aišku, po to reikalinga, šis pasaulis yra veiksmų pasaulis, reikalingas veiksmas. Neateis pinigai, jeigu tu sėdėsi, galbūt tik skaičiuosi žvaigždės ir medituosi. Tai yra svarbu,
pirmą suformuoti indą ir po to daryti atitinkamus veiksmus. Nes, turbūt daugelis galvoja, kad, aš dabar pasėdėsiu, pamedituosiu ir bus man gausa. Vis dėlto ne, reikalingi veiksmai, jie būtinai, po to strategija, bet pirmą suformuoti indą, ir žiūrėti, kur nuteka mano energija. O mes ją nutekiname tiesiog nesuvokdami visatos dėsnių ir kaip viskas veikia. Ir būtent taip ir pritraukti, kadangi mes dabar esame tokiose energijose, kad jos dar stipresnės ir intensyvesnės, jeigu toje pačioje Biblijoje mes ir kalbam apie visatos dėsnius, tai Biblijoje ir sakė anksčiau, dangaus mana. Kas yra dangaus mana? Tai yra saulės energija. Ir reikia žmogui tiesiog tą dangaus maną, tas dovanas laikyti savo savyje ir neišeikvoti ten, kur nereikia. Nukreipti būtent ten, kur jis nori. Pavyzdžiui, pavyzdys paprastas. Jeigu Dievas Dievas duoda 100 monetų, 100 energetinių vienetų, tu turi 100 energetinių vienetų. Pakalbėjau apie kažkokius įvykius. -10 monetų. Pakalbėjau ten, nežinau, nuėjau, papikau ant kažko. -10 monetų. Tai kiek tau lieka? Tai svarbiausia suvokti turbūt šiais laikais, kur mes iš tikrųjų išleidžiame savo energiją, tuos energetinius vienetus, kuriuos mes kiekvieną dieną iš tikrųjų gauname. Nes jeigu mes to negautume, mes tiesiog negalėtume gyventi ir funkcionuoti. Dar, tu minėjai apie skolas. Ir kiekviena tema, sakai, kad skolos yra gerai. Ką gali papasakoti apie skolas, tiek kaip fizinį dalyką, iš metafizinės pusės ir kodėl tai yra gerai? Kodėl tai yra gerai? Skolos tai irgi yra mūsų potencialas, tik tai minuse. Ir aš, kadangi iš tokios metafizinės ir energetinės pusės, mes kaip balionas, nes tokia universali visatos forma būties, tai yra sfera. Mūsų planeta yra apvali, Saulė yra apvali ir mūsų energetinė talpa, jinai plečiasi kaip balionas. Įsivaizduokime balioną, kurį mes pripučiam. Balionas visą laiką pučiasi į skirtingas pusės. Todėl, jeigu mes jau turime skolas, mes turime tą patį potencialą, tik tai mums reikia dabar tą potencialą paversti į pliusą. Lygiai taip pat, kaip sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Tai yra kita medalio pusė. Tiesiog kita medalio pusė, kadangi minusas tai irgi potencialas. Tik tai skola kaip minusas, tai irgi potencialas, tik tai iš kitos pusės. O kaip paversti pliusą? Ką daryti reikia? Mums reikia pakalbėti su savo skolą, pažiūrėti, kaip jinai atsirado. Irgi tai yra labai individualu, bet visų pirma suvokti, kad tai yra mano potencialas, nes labai dažnai žmonės negatyviai nusteikia, negatyviai kalba, už ką man tai, bet paversti tai, pavyzdžiui, kodėl, dėl ko, kodėl tai su manimi vyksta, arba kam, nes viskas, kas yra duodama, tai yra irgi energetinis potencialas, sakykim taip. Ir labai dažnai žmonės pripratę negatyviai kalbėti apie dalykus ir tai irgi tam tikras formuojam. Juk mes duodam per mūsų tokį požiūrį į situaciją, jinai tokia ir bus. Tai su skolomis reikia pakalbėti su savo finansų srautu, kaip man greičiau paversti skolas į pliusą. O tai bus šiandienos praktikoje? Tai aš galvoju, aš to neplanavau, bet mes galime irgi tą klausimą pridėti. Gerai, aš dar paskutinį klausimą turiu prieš einant praktiką, nes mes turime nepilnai 18 minučių, per kurias mes norime padaryti tas praktikas, tai užtruks apie 10 minučių ir dar palikti erdvės jūsų klausimams, jeigu tokių bus. Kitas momentas, tu dalinaisi tokiais dalykais, kad pastebėjai, kad dauguma verslų griūna. Žmonės iš tos nevilties ima verslo paskolas, bandydami gelbėti tuos verslus, bet jos irgi nepadeda ir kaip tik žmogus nueina į dar didesnės skolas. Tai vat, ir visi mes žinome, kad keičiasi tas senasis verslo modelis, aš ir pati tai jaučiu, bet protų man
bet yra sunku įžodinti. Tai vat, kodėl tas senas verslo modelis nebeveikia, vat būtent dabartinėje mūsų naujoje eroje? Kas ten vyksta ir kaip pereiti tą transformaciją? Keičiasi viskas pasaulyje, ne, keičiasi, mes einame į tą auksinį amžių. Apie tai yra daug pranašysčių, aš galbūt į tai nesiplėsiu dėl laiko trūkumo, bet galbūt kitą kartą mes galim labiau tai pakalbėti. Bet verslas ir keičiasi dėl to, kad keičiasi pats žmogus ir jeigu žmoguje vyksta pokytis, automatiškai vyksta pokytis ir su verslu, nes verslas tai yra žmogaus dalis. Ir kadangi viskas pasaulyje keičiasi ir verslai. Ir yra tokios pranašystės, tiesiog aš pasakysiu, kad ateis tie laikai, kur mes negalėsime tiesiog galbūt kažkaip negatyviai elgtis, iš kažkokių tokių negatyvių būdų uždirbinėti pinigus ir panašiai. Todėl kai kurie verslai ir griūna dėl to, kad jie neneša galbūt pozityvios funkcijos pasauliui. Tai irgi gali, tai vėlgi, kiek žmonių, tiek istorijų, tai yra labai individualu, bet jeigu taip žiūrėti taip labai bendrai, tai būtent dėl to, kad pasaulyje viskas keičiasi ir nieks nestovi vietoje. Yra tik tai du būdai. Arba mes evoliucionuojam, arba mes degraduojam, sakykim taip, ne? Mes negalim stovėti vietoje, nes jeigu mes ir stovim vietoje, tai pasaulis eina į priekį, o mes pasaulio atžvilgiu būsim kažkur tai ten jau gale arba atsilikę. Todėl mes keičiamės ir turim spėti būtent pagal tas besikeičiančias pasaulio tendencijas ir energetinės. Apie tai tikrai daug kas kalba. Ir tiesiog pritaikyti savo verslą, išgirsti būtent, ką mano verslas nori, nes tai irgi individualu, kaip kiekvienas žmogus, kiekvienas vaikas turi savo poreikius. Tai išgirsti savo verslo balsą ir ką jisai nori, kad jisai funkcionuotų. Kadangi mūsų įsiterpsiu šitą vietą, kadangi vis tiek šitą laivą žiūrės žmonės, kurie turi savo veiklas, kažkas coacheris, kažkas grožio specialistas, tai yra veikla. Ar galima sakyti, kad tai yra tas verslas, kuris turi savo balsą? Žinoma, viskas turi savo balsą. Gėlė, kuris stovi dabar pas mane vazoje, mūsų organai, mūsų pinigai, mūsų verslas, absoliučiai viskas turi savo sąmonę, viskas yra gyva. Absoliučiai. Jeigu mes net galvojam, kodėl anksčiau žmonės melsdavosi prieš valgant, prieš maistą. Todėl, kad jie tikėjo, kad ten irgi gali gyventi siela arba dvasia, ten yra energija, kurią jie suvalgo. Ir būtent jie melsdavosi tam, kad tai neutralizuotų arba, sakykime, pašventintų tam tikrą prasme, ne? Pridėtų jam pozityvesnių emocijų ir vibracijų. Tai viskas turi savo sąmonę, viskas yra gyva ir su verslu. Aš su savo pinigais visą laiką kalbuosi. Pinigai visų pirma yra vyriška giminė, kaip pinigai, kaip dieviška energija. Jeigu yra problemas ar su pinigais, arba su vyrais, tai yra viena kryptis ir reikia žiūrėti, nes tai yra vyriškas aspektas, sakykim taip. Tai gal dabar ir perkime prie tų praktikų, kaip bendrauti su tais pinigais, kaip išgirsti tiek pinigų balsą, tiek verslo, nes, aš, pavyzdžiui, nežinojau, kad veikla, ar ne, tam coacheris esi, grožio specialistas, jie turi savo balsą, nes aš galvoju, tai yra du viename organai, aš esu verslo mentorė, tai yra šalia mano veikla, per kurią aš uždirbu pinigus, bet tai yra du viename. Ta veikla yra, žinot, kaip man dabar rodo tokį pavyzdį, kai mes farširuojam kažkokius, tai, nežinau, dedam įdarą kažkokią, ne? Tai būtent verslas, arba pinigai, veikla, tai yra, jie yra tas, kas ten yra prifarširuota, kas ten yra įdėta. Ir reikia žiūrėti, kas ten yra įdėta ir kaip tai pakoreguoti. Tai aš siūlau dabar galbūt ir pereiti ir išgirsti tai kiekvienam, kuris žiūri dabar arba žiūrės, žinoma, iš įrašo. Gerai. Tai aš siūlau užsimerkti ir giliai pakvėpuoti. 3 gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Maksimaliai atsipalaiduoti. Pajausti, kad mes esame erdvės pasaulio dalis. Pajausti momentą čia ir dabar.
pajausti savo vidų, pajausti savo širdį, savo dvasinę širdį. Tiesiog savo sąmonę nuleisti į širdį. Tiesiog bandyti mąstyti ne smegenimis, bet savo fokuso perkelti būtent į krūtinės centrą. Ir dabar pakvieskite savo pinigų kanalą. Pakvieskite savo pinigų kanalą į jūsų erdvę. Ir įsivaizduokite, pamatykite, kaip jisai atrodo. Po to komentaruose galite parašyti, aš galėsiu prakomentuoti, kokiu pavydalu atėjo būtent pinigų kanalas pas juos. Kaip jis atrodo. Jis turi savo formą. Galbūt tai yra upelis, upė, ežeras, monetų srautas, galbūt augantis medis, galbūt jūra arba visas vandenynas, galbūt jis turi kažkokią labiau fizinę formą, materialią. Ir pajauskite kiekvienas, ką aš jaučiu, žiūrint į savo pinigų kanalą. Ką aš jaučiu, žiūrėdama į savo pinigus. Ir tiesiog pasisveikinkite. Pasakykite, mano pinigų kanale, aš tave mačiau. Kaip aš džiaugiuosi, kad mes pagaliau susitikome. Galbūt kažkam tai yra pirmas susitikimas toks. Ir pažiūrėkite, kaip pinigų kanalas reaguoja. Kaip jis reaguoja. Ir jeigu jis galėtų kalbėti, ką jis pasakytų. Mes vis tiek jaučiam, ką kitas žmogus arba objektas, kaip jis žiūri į mus. Kaip jūsų pinigų kanalas žiūri į jūs. Paklauskite dabar pinigų kanalo ir jo atsakymas bus pirmos minties pavydalu, kurie ateina. Tiesiog pati pirma mintis būna neateina akimirksniu. Galbūt tie, kurie nėra įpratę prie tokių praktikų, tai būna ganėtinai retai, bet galbūt negirdi, bet galima tada matyti, jausti, tiesiog jausti. Paklauskite savo pinigų kanalo, kas tave blokuoja? Kas yra didžiausias trukdis, kad mes su tavimi maksimaliai efektyviai bendradarbiautumėm ir kurtumėm kartu. Pirma mintis. Kas tokio manyje blokuoja tavo srautus mano gyvenime? Kokia mano savybė, kurią aš galėčiau pakoreguoti savyje, kad tu galėtum maksimaliai laisvai tekėti per mano gyvenimą? Kokia mano savybė, kokia mano vidinė savybė tave blokuoja, kurią aš galėčiau pakoreguoti? Iš kur pas mane yra tas blokas arba ši savybė? Iš kur? Iš kur jinai atėjo? Aš ją sukūriau, ar aš ją perėmiau, ar tai mano scenarijus, aš jį sukūriau šiame gyvenime, galbūt aš perėmiau jį iš tėvų. Iš kur pas mane būtent šita savybė, pagrindinė savybė, kuri tave blokuoja? Galite dar tai paklausti. Mano pinigų kanale, pasakyk man prašau, kur nuteka mano energija? Kas yra pagrindinis šaltinis, kur nuteka mano energija? Ką aš darau ne taip ir nutekinu savo energiją? Pirma mintis. Jeigu žmogus turi skolų, galite paklausti irgi, o kaip man maksimaliai efektyviai, ką man daryti realiame gyvenime, kad aš maksimaliai efektyviai paverščiau savo skolas į pliusą.
Galite dar paklausti jo, o ką aš galiu dėl tavęs padaryti šiandien? Ką aš dabar galiu padaryti? Ką šiandien aš galiu padaryti dėl tavęs, kad tu augtum? Ir galite dar paklausti, ar jisai pasiruošęs susijungti ir įeiti į jūs. Ir įsivaizduokite, jeigu jis pasiruošęs, jeigu jūs jaučiate, tiesiog įleiskite jį į save, taip susijungkite, susigyvenkite su juo. Jeigu jis sako, dar aš nepasiruošęs, tai pasakykite, aš padarysiu, ką galiu, kad mes susijungtumėm kuo greičiau. Arba net jeigu jis nepasiruošęs, galite irgi paklausti, kas trukdo tau susijungti su manimi. Ir jeigu net nesusijungia, pažiūrėkite, kaip jisai išeina, ant kiek lengvai mes tos pinigus paleidžiame. Galbūt yra per didelis prisirišimas per pinigų ir dėl to tai irgi gali būti kaip trukdis. Bet kuriuo atveju padėkojam pinigų kanalui už pokalbį. Gilus įkvėpimas, iškvėpimas. Galime atsimerkti, grįžti čia ir dabar. Galite pasidalinti irgi komentaruose, kaip atrodo jūsų pinigų kanalas, kaip tau, Kristina. Ar pavyko išgirsti atsakymus? Atėjo kelios mintis, bet daugiau jaučiu per kūno pojūčius, bandžiau suprasti, nes kai buvo pokalbis, tai va čia gerklėje jaučiau. Pirmas pojūtis tarsi kažkas tokio švelniai nuvinguriavo per gerklę, paskui tas rusiškas žodis gorėč, tas kartėlis, kai pokalbiai buvo. Ir paskui, bet antroji daly, kai tu uždavinėjai klausimus, kaito rankos ir prakaituoti jos pradėjo. Labai gerai, pinigai yra energija ir pinigai yra tokia kaip auksinė energija. Mes kitą kartą galim išjausti labiau tą energiją, nes kur mes žiūrim, tai pradeda žiūrėti į mus. Tiesiog mes, pažiūrėkite, parašykite, kiek kartų jūs darėte tokią praktiką, ar tu darai tokią praktiką. Ir būtent tos praktikos, tai yra viena iš tų praktikų, su kuria aš pradėjau pažindinti su savo pinigų kanalu, nes jeigu mes nesuvokiam, kad su juo galima kalbėtis, tai tu gauni žinias tiesiogiai iš savo kanalo, tiesiogiai iš savo šaltinio ir tai yra būtent tavo atsakymai. Todėl tai yra maksimaliai efektyviausias būdas padidinti savo pinigus, su jais susidraugauti. Ir kiekvienas pinigų kanalas, verslas, pinigai turi savo poreikius, arba tai yra tos priežastys, kas juos blokuoja. Tai kas negali girdėti, tai aš kviečiu, aš galiu girdėti, galiu pratransliuoti kiekvieną, būti tom mediatorium tokiu, nežinau, tarpininkų tarp jūsų ir jūsų pinigų kanalo, arba tarp jūsų verslo. Ir tai labai padeda, tai verslai pradeda augti. Ir buvo tokiu atveju, kai tiesiog kitą dieną žmonės pasirašo kontraktą, kuris buvo užstrigęs ir dėl nepaaiškinamų priežasčių, jis tiesiog klientai nenorėjo pasirašyti. Ir po konsteliacijos man rašo klientė, tu žinai, jie patys parašė, pasirašom. Ir sako, tai vyksta, kai mes pašalinam tos blokus, tiesiog pokyčiai kartais vyksta, tiesiog akimirksniu, nes mums reikia atsiblokuoti ir pašalinti tai, kas trukdo, kad energija įeitų į mus. Aš mačiau žalią pievą, mačiau auksinę giją, trukdo mintis ir baimė. Tai baimė yra vienas, baimė akimirksnių, žinot, kaip mašinos stiklas, kuris įtrunka, bet baimė tokį patį poveikį turi mūsų indui, mūsų biologui, kuris tiesiog sutrupa, sakykim taip. Bet kam žalia pieva, daugiau būti žalioje pievoje. Reiškia daugiau gamtos. Kaip didelė juoda spygliuota dėmė, jaučiu baimę, jaučiausi maža. Kalbant, transformavosi į medį. Iškilo mintis kaip neryžtingumas, baimė, laiko švaistymas. Taip, jeigu mes švaistom laiką arba neturim to ryžtingumą, būtent nepasiryžimas, neryžtingumas irgi labai paima mūsų energiją, nulėja.
kol mes esame dvejonėje, blogiausias veiksmas, tai nepadarytas veiksmas. Tai kol mes esame dvejonėje arba neryžtingume, mes maksimaliai paleidžiame kraną ir tas vanduo bėga, o sąskaita tai ateis po to už vandenį. Tai vat, būtent tas neryžtingumas irgi labai, tikrai įtakoja. Bet reikia žiūrėti, iš kur neryžtingumas. Tai yra programos, scenarijai, kurie arba paveldėti, arba įdirbti, juos reikia keisti. Bet, pavyzdžiui, šiuo atveju, kur Elžbieta parašė, tai jinai jau konkrečiai parašė. Bet jeigu yra atsakymai ateina per vaizdinius, ten per spalvas, pilka, žalia, kaip tokius kaip čia pasakyti, simbolius ištransliuoti į žodžius, nes aš, pavyzdžiui, atsakymų tokių konkrečių irgi negavau, irgi tam tikri žodžiai atėję, bet jeigu tas žmonės gauna atsakymus per vaizdinius arba per pojūčius, kaip juos tada įžodinti? Visų pirma, jeigu žmogus negauna atsakymą, reiškia, jis per daug gyvena protą, jis labai didelis logikas ir kontrolierius, tai yra dar kontrolė. Antra, klausti mano pinigų kanalo, o ką simbolizuoja man pilka arba žalia spalva, arba ką man kažkas parašė, o čia auksinė gija, o kaip man paversti tą auksinę giją, kaip man bendradarbiauti su tą auksinę giją. Čia po to jau kita praktikos dalis, ne, kaip tą panaudoti, ne, tos gautus atsakymus ar spalvas, vaizdinius. Jeigu žmogus, vėlgi sakiau, jeigu žmogus negauna tiesioginio atsakymą arba nesuvokia, turi būti tas vertėjas, tai vat aš galiu pabūti tom vertėjami, nes aš galiu komunikuoti. Taip, tai vat mūsų jau laikas eina į pabaigą, tai mėlyjeji, kuriam buvo labai aktualus, vertingas šis pokalbis ir norite gauti daugiau, kaip čia pasakyti, ne informacijos, o daugiau konteksto apie savo santykį su pinigais, tai šiuo atveju galite kreiptis, parašyti Elvyrai, kaip jinai sakė, aš esu mediatorė, jinai gali išversti į žodžius, ką jūs matėte, ką jūs jautėte ir tuo būdu atkurti ryšį su pinigais, nes mano nuomonė tai irgi labai svarbu, nes šita praktika tai yra tik tais užčiuopti tam tikrą santykį, bet po užčiuopimo taip pat yra svarbu tolimesnius veiksmus daryti. Jeigu tas indas mūsų kiauras, tada lopyti jį reikia, kad užsilaikytų tie pinigai. Tai vat reikia daryti šiais metais, kadangi arklio energija, tai daryti veiksmą, tai yra lopyti savo indą, atkurti santykį su pinigais, dirbti su savo mintimis, ką aš galvoju, žodžius kontroliuoti ir. Tai vat jeigu kažkam iš jūsų sunku visą tai daryti, tai parašykite Elvyrai, pabendraukite ir nuspręskite, kaip jūs galite savo padėti. Aš dar matau iš tikrųjų komentarą, kad pinigų kanalas buvo kaip viesulas smėlio laikrodžio formos, virstantis į vandenyno bangas. Tai yra didžiulis potencialas, tiesiog reikia jį atskleisti, nes mes visi turime potencialą ir jisai irgi įdirbamas yra, ne. Tai reikia tik tai jį atblokuoti, atskleisti, atidaryti ir suvokti, kad energija visą laiką eina, visą laiką teka, tik tai reikia jai atsiverti ir atsidaryti. Super. Man labai patiko praktika ir komentarai ir kad pasidalinote savo vaizdiniais. Labai smagu, kad kiekvienas skirtingai mato, jaučia. Aišku, toliau lieka klausimų, o kaip atrakinti, o ką daryti su ta informacija. Tai vat, čia jau Elvyra padės. Tai mes su Elvyra, čia nėra pirmas ir paskutinis mūsų podcast epizodas. Mes daugiau planuojame daryti tokių serijų apie pinigus per skirtingas prizmes ir kaip su tuo dirbti. Tai galbūt kažkurią dieną storyse paleisiu kokį klausimyną, kad galėtumėte savo klausimus išsakyti, poreikius, kokiam konkrečiam temom norite kalbėti. Tai Laima mes išsaugosime, aš taip pat tekste dar parašysiu praktikos klausimus, nes daug tų klausimų patikė alternatyvų, tai galėsite išsisaugoti. Ir kokios tavo rekomendacijos bendrauti su pinigų kanalu, kaip dažnai? Kuo dažniau, to geriau. Kuo dažniau, to geriau. Aš bendrauju kasdien, arba būtent tą praktiką, o ką aš galiu šiandien padaryti dėl tavęs. Juk mes, žinoma, labai dažnai norime
gauti, ne, kad mes reikalaujame iš pinigų, mes pykstame ant pinigų, kodėl tu neateini pas mane. Taip. O jeigu fokusą, taip žinot, kaip iš tos Alisos, tai yra irgi ta Alisos stebuklų šalyje, tai ten yra visa instrukcija kvantinė, kaip daryti, ir ten sako katinas, nu, turi eiti atbulai, ne, ir va čia perlaužti būtent tą standartą galbūt, o ne tai nereikalauti iš pinigų arba iš Dievo, iš gyvenimo, o ką aš galiu dėl pinigų padaryti būtent šiandien. Geras. Man buvo atsakymas šiandien džiaugtis, šiandien Veneros diena, aš to einu į spa, lepintis, nes tai yra irgi iš tokios numerologijos, tai yra būtent vienas iš būdų, kaip pas mane ateina pinigai, nes jeigu aš savęs nelepinsiu ir nesidžiaugsiu, jie neateina. Na, man šita praktika buvo vyšnaitė ant tortą ir už kiekvieno žodžio tikrai norisi užsikabinti ir eiti į gilį, nes man patinka tokios gilios labai temos, tai va paminėjai numerologiją, tai kitą kartą galėsime padaryti epizodą apie skaičių įtaką mūsų gyvenimo formavimui. Nes aš pati irgi tais dalykais domiuosi ir šiandien mes užkabiname tą būtent verslą ir kartais, kad verslas irgi yra organas ir kodėl griūna tie verslai, man atėjo va tokia mintis, kad dar labai yra svarbu suprasti save pagal skaičių, kokia yra tavo paskirtis šio žemė, va rusiškai pridina značienė, nežinau kaip lietuviškai, paskirtis. Pašaukimas galbūt. Pašaukimas. Tai jeigu tu gyveni vystai verslą pagal pašaukimą, aš manau, tada mes gauname didesnę finansinę grąžą negu per tą prizmę, nu, kaip čia daugiau uždirbti pinigų, bet kažkam to pačiu kenkiant. Teisingai? Taip, bet jeigu reikia suvokti, kad žmonės sako, yra mano toks likimas. Ne, mūsų pasirinkimai formuoja mūsų likimą, o mūsų pasirinkimai eina iš mūsų programų ir scenarijų. Na, tai pasižiūrėti savo programas, savo scenarijų ir pradėti formuoti savo gyvenimą kitaip, nes aš netikiu, kad yra likimas. Taip yra likimas, mes gimstame kažkur, bet po to viskas atidaryta, keisk, kurk, ne, būk to gyvenimo kūrėjo. Ir kaip tu žiūri į pasaulį, tai pasaulis žiūri į tave. Tai jo, bet yra, aišku, skaičiai tam tikri kaip duotybės, kiekvienas turi savo individualius pagal gimimo datą ir jie irgi yra apskaičiuojami. Ir tai yra apskaičiuojama ir labai labai įdomu.